bus 5-oji Lietuvos vaikų stovykla. Iš tikrųjų labai smagu visus matyti. Vėl pavyuostas stovykla atidaryti. Čiuoški. Važiavo puikios 26 šeimos, turim labai daug savanorių, puikiai savanoriai tikrai padeda tėvam pailsėti, vaikam dalyvauti veiklose. Ačiū Dievui už puikų orą, galim pasidžiaugti. Žodžiu, veiksmas, man labai džiugu, man atrodo, kad šių metų stovykla tikrai pavyko. O kokios veiklos, ką veikiat? Daug įvairių. Šiais metais mes kūrėm pasaką kartu ir kūrėm ją įvairiais būdais. Mes turim šešėlių teatrą, mes turim lėlių teatrą. O kokia tema stovyklos? Kūrėm pasaką. Ir tik mamos kūrė pasaką ir tėvelė eis kursti pasaką su psichoterapeutu. Labas, drambliai! Kaip gyveni? Gerai, o kaip tu gyveni? Blogai. Blogai. Vakar krokodilas man išrovė dantį. Tau skauda dabar dantis? Turiu vaistukų. Aš neturiu, bet galbūt Briedis turi, gal mes pas jį nueikime. Briedi! Kas? Labas, Briedi! Kas? Gal tu turi vaistukų? Drambliui skauda dantis. Taip, man vakar krokodilas išrovė, matai? Matau, aš turiu visus vaistus. Gal gali duoti nuo skausmo? Taip, Duok. patink. O, nebeskauda! Ačiū tau, Briedi, labai ačiū. Piešia modelinas, keramika, piešimas ant popierių, ant vandens, ant tekstilės. Viskas, ką tikrai mes galim sugalvoti ir savo leisti. Viskas vyksta. Ir kokių svečių planuojat sulaukti? Kokie atvyko? Mes turėjom žaunus būgnininkus, kurie pagrojo mums ir leido vaikams pabandyti pažaisti, pagroti būgnais. Pavyko viską įgyvendinti? Man viskas patinka. Aš tik tiek galiu pasakyti. Buvo biški nervų, buvo staigmenų, bet man atrodo, mes viską puikiai išsprendėm ir matau daug laimingų veidų. Ir aš galvoju, kad dėl to mes tas stovyklas ir darom. Dėmesio, marš! Puiku, puiku,
puiku. Iššok. Va. Tomai, dviem kojytėm. Hop. Paduodam 5, hop. Močiutė geriausia. Jau tu su močiutė laimėjai, žinok. Delfinuką, banginiuką. Kaip jisai vadinasi? Botfetas. Stoja daug dažniau už jūs. Kas tai? Pasisukiokim vietoj. Tai dabar reiks palakstyti, vadinasi bus kažkur toliau. Reikalinga pabėgioti. Pagrindas yra, kodėl čia, jo energijis, miau, aš turėjau minį, kurie pabraukti žodžiai. Papasakok, vat, ką geriausia sugebė. Nieko nesugeba, sėdžiu akmenukus važiuoju. Jo, bet mes girdėjom gandą apie tavo pašytus akmenukus, kad tau nėra lygių. Bet vienintelė pailsų. Kas spalvos aivarį norėsime? Piešiame ant tašių, piešiame ant popierių, piešiame ant veidų. Tada kur mes dar piešiame? Piešiame tokius ant juodo popieriaus, kur darėme šešėlių teatrų tokius personažus. Piešiame ant didelio popieriaus su rankomis. Bet dabar kaip, ant visokių lėkščių, ant visokių dalykų. Priekį link Tibeto. Kaip jis atrodo? Wow! Žemėlapis! Štai lapis! Valio! Piešimas yra tokia veikla, kaip čia pat pasikalbėjimas su kažkokiu šaliai. Toks didelis vienas bendras darbas, ne? Tuo taip pasižiūrėjus viską iš viršaus galų vieną didelį bendrą darbą, jisai vis tik tai kartu ir įjungiant visokius piešimus ant smėlio, kai ten guli. Vienas didelis labai gražus, turtingas ir turiningas bendras darbas. Pasidarai skystą molį, nusidažai ir tada gali pradėti dažyti ant savęs, bet jau tai vadinasi ant savęs, ant mamos, ant tėčio. Kūno paišimas. Jo. Va, mūsų stovykla jau link pabaigos. Aš paskutinė diena. Leidžiam lauką, mes išsipaišėm. Kokie nuotykiai? Kol kas ypatingų nebuvo, kadangi per mažai laiko dar. Ar varlės jūs neerzina? Varlės? Ne. Tai yra faina labai. Ačiū, gerai, jau tu. Plaškiai vaikų. Ką planuoja šiandien veikti? Šiuo metu sėdžiu, ketinu eiti maudytis ir degintis. O kur eisit maudytis ir kur degintis? Turbūt prie ežero kokią nors eisiu. Prie upės geriau. Upės gal. Matoras. Kaip jūs jaučiatės? Puikiai. Ką planuojate veikti? Planuojam keliauti prie jūros su dukra, pasimaudyti, pavaikščioti pakrantę. Kažkokie tai ypatingi įvykiai buvo? Buvo. Vakar iki 3 nakties pasisėdėjom. Kaip šiandien jausmas? Labai geras, pagaliau saulė šviečia ir šilta. Ar tikėjotės, kad greit ateis vasara, netikėtai? Tai vasara jau baigėsi, tai labai šaunu, kad jin vėl sugrįžo. Labą dieną.
Gerai, sakykite, kaip jūs šiandien jaučiatės? Nuostabiai jaučiuosi aš šiandien. Pagaliau išvydau saulę, nes mums šilta, mums dabar gera ir turim daug veiklų ir leidžiam puikiai laiką. Ką planuojate šiandien veikti? Šiandien mes darysim daug pramogų prie jūros, darysim lobių ieškojimą, darysim estafetės, bus aktyvių užsiėmimų. Nu, žodžiu, spėk visur sudalyvauti. Kokie įspūdžiai? Super. Ką gero pamatėt, susipažinot? Kaip nervus raminti, pavyzdžiui, duoti vaikam, lipdyti, klijuoti ir tokiu pačiu tėvelių radom. Ir koks tai jausmas? Kad esi ne viena. Ir kad, ta prasme, yra tokiu pat ir kitiem irgi rūpi tavo bėdos, ne tik tau vienai. Nes tu kartais pasijauti, kad tu esi viena visiškai ir ant tavo pečių viskas vienai. O čia man patinka, kad visi draugiški, visi myli, visi padeda ir visi saugo vaikus kaip savos. Kaip tau stovykla? Ką tu išgyveni? Labai gerai, labai faina stovykla. Labai geri žmonės, labai geri tėvai. Ir kadangi esu buvau praeitos stovyklai, tai labai praeitos stovykla labai gerai. Gerai, nu kaip jums sekasi? Mums sekasi labai gerai. Man labai patinka. Ką jūs planuojate šiandien veikti? Šiandien vaikam bus lobio paieškos. Eisime prie jūros ir bus veiklos mamom. Puiku. Kaip jums šiandien pusryčiai? Nevalgiau pusryčių. Nemėgstu manų košės, bet šiaip maistas yra labai puikus ir labai skanus. Čia mūsų vyriausiasis Raganius, Dainius. Jisai šiandien virs eliksyrą. Su komanda. Ten Paulius. Labas, Pauliau. Labas, Sima. Labas, Aleksai. Mama. Tyliai. Tyliai. Aha, tyliai. Banginukas prieina ir apkabina raganą. Ragana. Manęs niekas niekada nėra apkabinęs. Niekada nepatyriau to jausmo, o dabar patyriau. Ir šis jausmas yra nuostabus. Ir vėl visi laimingai ir ilgai gyvena. Gimimo diena! Aš esu piktas krokodilas. Šitą stovyklą man jau įkyrėjo. Nieko naujo, nieko gero. Visi tie patys, visi neįdomus, jūs visi paprasti, o aš nepaprastas. Aš esu ypatingas. Aš esu ypatingas krokodilas. Saugoti reik rudens, dabar statybama mane. Mergom užšvilpesiu, kraujuotų pelenų. Ateisiu iš pavasario, prisekti į kiekvienų namų, prie durų kiekvienai. Ateisiu iš pavasario, į kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Eisiu tyliai, niekas negirdės. Ramiai, tik šaltas gatvių vėjas.
Plazdanti pravenimo kregždės, slėgsiu žodį ir pati padės. Plazdanti pravenimo kregždės, slėgsiu žodį ir pati padės. Paskui viršūnėse rudens naktis sustojo. Šaunuolė. Nu?